Šiandienos tema – sriubos. Kaip žinia, lietuviui sriuba yra neatsiejama kasdieninė mitybos dalis. Šiandien pasistengsim pagaminti keletą sriubų, kurios bus labai paprastai gaminamos. Pirmoji bus kalafiorų kreminė sriuba, kuri šiek tiek bus panaši į velute du barry. Tai yra tradicinė prancūziška sriuba, pavadinta Liudviko XV karaliaus favoritės grafienės du barry vardu. Bet mes ją padarysim žymiai paprastesnę. Mes naudosime tik tai 3 ingredientus. Svogūnų sporus ir kalafiorą. Taip pat šiandien gaminsime lašišos sriubą, kuri bus taip pat tik iš 4 ingredientų. Ir pabaigai saldi sriuba su rikotos leistinukais. Susismulkinsim porą su svogūnu. Kadangi mes ją vis tiek pabaigoje sutrinsim, taigi stambumas, kuriuo susmulkinsim porus ir svogūnus nėra toks svarbus, bet vis tiek stenkimės juos smulkinti smulkiai. Šlakelis alyvuogių aliejaus. Kepsime ant labai mažos ugnies, nes norime, kad daržovės pasidarytų skaidrios, stiklinės. Ispaniškai tai vadinasi sudar, angliškai jie tai vadina sweating, o lietuviškai greičiausiai tai vadintųsi, kol jos suprakaitos. Kalafiorus aš jau susmulkinau ir pamerkiau jos į vandenį, į kurį įpyliau kelis šaukštus acto. Tai padariau tam, kad jeigu kažkur ten slepiasi koks mažas vabaliukas, jis išlystų lauk ir mes galėtumėm tiesiog išpilti su vandeniu. Kol mūsų daržovės prakaituoja, mes pasiruošime mūsų kalafiorus, kurie jau greičiausiai visi vabaliukai iš jų jau pabėgo. Manau, kad mūsų daržovės jau pasiekė tą suprakaitavusią konsistenciją ir dabar dedame kalafiorus. Užpilame verdančių vandeniu. Įpilame tik tai kokią 150 mg. Uždegėme dangčiu ir ant vidutinės ugnies troškinsime apie 10 minučių. Prabėgus 10 minučių atidėkime, pasižiūrime. Jau visai ir netoli. Pilame dar apie litrą vandens. Ir virsime dar apie 20 minučių. Prabėgus 20 minučių, virtuvinio kombaino dėka, smulkiname mūsų sriubą, kad gauti kreminę konsistenciją. Nepildome daugiau negu pusę šio indą, dėl to, kad karšta ir garai ir tai gali šauti į viršų, apdeginti jūs aplinkinius, todėl būkite ypatingai atsargus. Kartojame šią procedūrą tol, kol ne susmulkinsime visos sriubos. Sriuba jau susmulkinta, dabar atėjo laikas įdėti druskos pagal skonį, šiek tiek juodųjų pipirų. Manyčiau, kad ši sriuba, visų pirma, vien dėl to, kad mes nenaudojame nei grietinėlės, nei pieno, nei miltų. Jis iš tiesų galbūt ir atitiktų tą sveikos mitybos patį principą, ar ne? Tik daržovės, šiek tiek alyvuogių aliejaus. Prabėgus 5-10 minučių, manau, jau atėjo laikas pateikti mūsų sriubą. Ir pateiksime ją su alyvuogių aliejum, šviežiai maltų pipiru.
ir mažas paprašymas. Tiems, kam formos nesvarbu ir jie neskaičiuoja kalorijų, galite įpilti šiek tiek grietinėlės. Nuo toms ponioms ir damoms, kurios ruošiasi vykti į Palangą neužilgą, siūlyčiau valgyti be jos. Skanaus.